jau matote iš pavadinimo, tai pirmas toks video mano kanale. Ir aš iš karto atsiprašau už visokius pašalinius garsus, nes kitam kambarį vyras su vaikais, tai aišku, mamos reikia labiausiai, bet rytoj laukti negaliu, nes gavau štai tokią dėžutę. Ją atsidariau, bet nežiūrėjau, nes tau va tiek ir mačiau. Jis atrodo štai taip. Ir šį svaboksą mes darom su Evelina Kvitkauskiene. Ir kažkur įdėsiu nuorodą, kur ką aš įsiunčiau. Na ir pradedam pakuoti, nes labai nekantrauju, ką tik grįžau iš pašto ir reikia nufilmuoti. Pirmiausia yra braškučiai štai braškučiai. Pirmiausia yra štai, kad nesusitrankytų, bet trauksiu. Viskas supakuoti štai tokį rožinį popierių. Aš ir mėgstu gražiai išpakuoti, bet šį kartą, man atrodo, man kantrybės neužteks pakuoti gražiai. Aš jau įtariu, kas tai gali būti. Žiūrėkit, kas tai yra. Tai yra šešėlių paletė su labai gražia širdele. I love makeup. Kurį čia gal patekti pas ją. Vadinas I had sin. Ir žiūrim. Wow. Iškrito teptukas. Kempinėlės štai tokios. Na ir iš visokių spalvų, kiek matau, ir ryškesnių, ir švelnesnių, ir matinių, ir, žodžiu, visokių. Na, bandysiu. Mėlyną pabandysiu. Šiek tiek su perlamutru. Aš manau, apžvelgsiu kaip kas ką toliau kitame video, bet salotinį tokį šis nemačiusi, neturėjusi. O, geras. Tokia, štai salotinė. Tokia, na nežinau, salotinė, taip, geltoninė, nesakyčiau. Čia yra kreminė. Na, žodžiu, aš manau, kad apie šitą paletę aš kalbėsiu kažkada atskirai, nes čia... Antra pakuotė. Evelina. Apie šitą dalyką, kai kalbėjome su Evelina, derinom, ką filmuosim, ką siūsim, ką norim ir ką norėtume, aš apie šitą dalyką užsiminiau. Aš mačiau pas Justiną Klep kanale, jinai gavo irgi iš kažkurios mergaitės iš Londono, ar žinai, tiesiog iš Anglijos. Ne Revlon, o Makeup Revolution. Ir man labai patiko tas dalykas. Aš aišku neįeinu. Ir aš kažkaip taip pasvajojau garsiai. Wow. Čia yra skaistalų paletė. Čia aš kaip suprantu, jie yra kreminiai netgi. Tai jau dar įdomiau yra. All About Cream. Štai tokia. Super. Tikrai labai ačiū, labai daug skirtingų spalvų ir aš tikrai labai norėjau kreminių ir Lietuvoje nelabai, bent kiek ieško, nelabai yra didelis pasirinkimas tokių. Ir... Ačiū. Saldumynas, aš žinau, kam jisai bus. Ačiū. Kažkas mažo. Aš kadangi pribėgau iš pašto ir labai norėjau greitai nufilmuoti, tai tokia pusiau gyva, pusiau pasidažius, pusiau ne. Taip, tai yra... Ball Gloss. Čia turėtų būti blizgis toks labai įdomus. Man kažkaip atrodo labai turėtų būti patogu nešiotis rankinėje, toks, na, patogiau neįprasta lūpdažina, bet pažiūrėsim, kas čia yra.
Oi, kaip čia sakyti. Bijau sulaužyti. Štai atsisuka. Geras. Visa ranka. Toks labai švelnis spalvytė, čia gal jie turėtų kartu eiti. Štai toksai kreminis, ne kreminis, o lengvai švelniai rausvas. Bet tokia labai miela pakuotė. Tokia labai miela pakuotė. Ir kartu Make Up Revolution. Pavedam šoną. Make Up Revolution čia turėtų būti lūpdažis, į kurį aš irgi aišku neįeinu. Taip. Iš manęs pakuotoje, kaip matot, nelabai kokia, nes jaudinas viskas iš rankų krenta. Yra taip pat lūpdažis. Ne taip pat lūpdažis, o lūpdažis. Ir rausvas. Ir aš kaip jeigu gerai suprantu, jis yra toksai nelabai blizgus. Štai čia lūpdažis yra. Labai prie tų šešėlių gal nelabai matysis. Ir tai manau dar uždės ant viršaus to blizgesio. Ir vieną galima naudoti ir su blizgesiu. Tai toks variantas. Tai mane iš eilės, nes kažkur iš giliai ištraukau štai tokį dalyką. Man reikia pakuoti čia pasidėjus pagalvis, nes aš bijau, kad vėl man kažkas iškris iš rankų. Ir galėsiu tada jau nebe paštą kaltinti pas save. Tai yra. Tai žino, kas tai yra. Tai yra Lush. Ir tai yra Fresh Hanmade Cosmetics Simping Bath Ballistic. Čia turbūt bus vonios bomba. Ir taigi reikia pažiūrėti, kas ten vidui. Kvepia, tai žinokit, nenusakomai. Visaninis įpakavimas. Ai, nubirėjo man gėlytės. Jums parodysiu grožį. Nubirėjo, bet nepaisant to vis tiek yra grožis. Nu ką aš sakiau. Man tikrai reikia pagalbą apsistačius pakuoti. Žodžiu, nukrito man gėlytės, bet šiaip grožis atrodo štai taip. Ir kvapas taip pasakiškas. Pakuojam atgal. Ir manau, kažkada greitų metų aš tikrai tai išbandysiu. Toliau randu kažką tokio, minkšto. Aš žinau, kad mano dukrai labai dar patiks šitas popierius, ir dar prieš tai jie reikės atiduoti pažaisti. Šitą firmą mačiau, Evelina rodė savo video apie Argan Oil. Ji turėjo kažką purškiklį ir tai kremą. Ir čia yra kojų... Bandau suprasti, kas tai yra. Kažkokia kaukė ar kažkas tokio kojoms yra kaip kojinės galbūt. O gal ir šitą rodė, dabar nepamenu. Kažką rodė apie kojas. Na, žodžiu, aš tai įsivaizduoju, kad tai yra kojų kaukė kažkokia. Taip. Aš manau, kad aš greitai išbandysiu šitą dalyką. Nes tikrai labai įdomus ir tokio dalyko niekad nebandysiu. Tai tikrai labai ačiū. Žinokit, dar dėžė netuštėja. Na, tuštėja, bet dar prie dugno dar toli toli. Ir žinau, kas tai yra. Kas tai yra? Tai yra lūpų balzamas. Štai. Vėl kaip jį patekti ir kaip neišmesti. Gerai, kad man bent kol kas nesiuntė dušančių lūpų. Mėtau viską. Štai. Toksai fainas kvapas. Migdolai gali būti. Raspberry. Labai toksai. Nežinau, lūpdažio, tai čia nelabai geras variantas. Labai maloniai tepasi. Žinosiu, turėsiu ką rankinukę nešiotis. Štai toksai. Kaip beauty blenderis, kažkas tokio. Labai fainas dalykas. Tai 2 dalykus turėsiu rankinį nešiotis. Oi, kažkas čia
pasipilsiu truputėlį. Taip. Na, žodžiu, sunku, kai nemoki anglų kalbos, bet aš kaip įsivaizduoju, kad čia turėtų būti tokie burbuliukai, kurie sproginėja. Tai čia mano vaikas vienas džiaugsis. Čia bus antram vaikui, čia kažkoks. Nu taip, viskas turi kristi. Labai toks. Štai, toksai. Ir aš kaip suprantu, tai yra, kad tiesiog vaikui kaip nuraminti galbūt. Tas pačias firmas, jeigu mamenimiai, su ramunėlėmis, tai turėtų, manau, nuraminti vaiką tiesiog, ne, tai geriau miegoti. Tai šitą vaiką išbandys, žiūrėsime. Aš šiandien, man atrodo, dar vakar, pas vieną merginą pamačiau tokį nagų laką ant nagų. Ir galvoju, nu, bet kaip surasti tą spalvą, kuri nebūtų rėkianti tokia, bet būtų rausva ir graži. Geras, tikrai ta spalva. Lina anksčiau už mane sužinojo, ko aš noriu. Bet kaip užtepiu, bet vat, spalva matosi, aišku, čia nelygiai ir taip toliau, bet spalva matosi, labai man patinka. Nes sakau, aš kaip tik, bet ar šiandien ar vakar pagalvojau, kad norėčiau tokios spalvos. Ir štai turiu. Ačiū. Na, dar vienas dalykas. Tai yra plaukų kaukė iš DAF. Man atrodo, kažkur iš merginų irgi, ar ne Justina gavo per Svaboksą šitą dalyką. Ir čia yra, kaip suprantu, labai įdomu pažiūrėti, kas ten viduje. Nes mačiau, žiūrėjau ir nelabai supratau, kokiu būdu ten yra kas. Štai. Yra štai toks dalykas. O, yra ir vokiškai labai gerai. Išplauti galvą. Taip, regeneruojanti kaukė. Dėti ant šlapių plaukų. Supratau. Na, labai toks, sakyčiau, įdomus dalykas, niekad nebandžius, tik mačiau pas Justiną. Ir taip irgi pagalvoju, reikėtų išbandyti. Iš tikrųjų net nesidomėjau, galbūt ir pas mus yra kažkur. Man atrodo, dar gavo net Justina iš lietuvių vos mergaitės, bet nesidomėjau, ar yra, bet va. Evelina, tu skaitai mano mintis, nebereikalo pas mus taip daug panašumų. Ir paskutinė dėžutė. Kas tai galėtų būti? Čia yra štai tokia dėžutė, I Love Makeup. Akių, kaip čia, akių primeris, kaip suprantu, akių šešėlių bazė turėtų būti. Aš vėl, aišku, nerandu kaip eiti. Aš pagaliau atidariau. Taip. Ir aišku, su nagų laku išterliojau. Kaip reikia taip. Štai tokia pakuotė. Ir aišku, paspaudžiu. Visai šiandien rankos arba pairės. Man visų pirma labai graži pakuotė, aš mėgstu fioletinę spalvą beje. Ir rudas, neparodė, čia yra tiesiog rudas tas kaip makiažo pagrindas, bet iš tikrųjų štai čia gali dar pakartoti. Štai tokia bazė ir tiesiog ištepam ir jinai lengviau. Vos matoma šiek tiek. Žodžiu, Evelina, labai tau ačiū, tikrai labai esu patenkinta, gavau, net nežinau, kiek kartų daugiau negu tikėjausi. Tikėjausi, kad tu kažką iš to, ką kalbėjom, atsiųsi man, bet kad tu atsiųsi visko ir tiek daug. Wow, tikrai wow, mano pirmas Svaboksas ir manau, kad tikrai ne paskutinis. Žodžiu, eisiu dabar bandyti žaisti.
ir kažkada prisėdusi galbūt papasakosiu daugiau apie paletės, apie šiaip ką išbandžiau, kaip kas ką, nes tikrai produktai realiai nei vienas nėra bandytas ir tikrai yra labai labai įdomu. Tai dar kartą ačiū. Tai galbūt ateityje tikrai svapą dar pakartosim. Tai aš manau, kad jeigu turit noro, tai tiesiog rašykit, tai truputėlį ne dabar, bet kažkada vėliau, kodėlgi ne, nes emocijos yra tikrai super, tas jaudulys laukiantis, malonumas renkant, pakuojant ir taip toliau. Na ir pažiūrėkit, pažiūrėkite Evelinos video, ką aš įsiunčiau ir ačiū, kad buvot kartu. Iki.